Gerą dieną, aš Mantas Katleris, iš Pajokink mane ir Edgaras. Darysim maisų šiapklausą, kaip žmonės sutiks ir praleis Valentino dieną, pačią romantiškiausią dieną šitoj amžiai šitam. Gerai. Kaip planuojate praleisti Valentino dieną? O Dieve, nežinau, apsiverkus filmą žiūrėsiu tikriausiai. Ar yra su ko praleisti ar ne? Ne. Jeigu Valentino dieną užstrigtumėte lifte, taip, ir su nepažįstamu vaikinu, tai ko labiau norėtumėt? Ar vienos nakties nuotykio, ar romantiško pokalbio visą naktį apie savo gyvenimą? Tikriausiai, kad romantiško pokalbio. Kiek daugiausiai širdučių ant veido turėjai? Širdučių? Neįsivaizduoju, kokius 6. Kiek tu daugiausiai širdučių turėjai ant veido? Vieną nuo savęs. O tai ir vienintelis dalykas, kur ant veido turėjai? Taip. Kaip planuojate praleisti Valentino dieną? Tai kartu. Ar turite parengęs kažkokį planą, kaip nustebinti merginą? Turiu, bet nesakysiu. O mergina, ar žino, kaip nustebinti vaikiną? Taip, senai. Gal padarysite kažką ypatingą, ko šiaip neleidžiate savo? Nežinau. Ar švenčiat Valentino dieną? Dar ne. Ar šiaip jums tai yra svarbi šventė, ar nelabai? Turbūt tokia pakankamai svarbi. Ką patartumėte žmonėms, kurie dar neturi ko švęst ir tikrai norėtų? Neliūdėti ir tikėtis, kad visada viskas bus gerai ateityje. Ką norėtumėt, kad jums nupirktų Valentino dienos proga? Svarbu ne, kaip pasakyti, ne dovanos, o žmogus dėmesys. Kaip jis parodo dėmesį, kaip, sakykime, kaip tavim domis. O dovanos, nu vis tiek Valentino diena, tai gal ir paršytas koks skirtų. Arba kelionė. Čia tarp kitko. Ką leistumėt savo padaryti? Tarkime, padaryti vaikinai, ko nedrįsta padaryti įprastą dieną. Ta prasme. Ta prasme, nustebint maloniai. Ką leisčiau padaryti vaikinui? Jo. Nešvank. Nupirkti antrankius, botagėlį ir pririšti mane prie lovos ir tada šerti. O norėjome tai, kad jūs jį prirakint? Be abejonės. Irgi šertumėt? Be abejo, kaip banuočiau, tai kaip už tėvynę. Ar norėjome pamėginti trise? Gyveni vieną kartą, kodėlgi ne? Jeigu užstrigtumėte lifte, tai kaip pasielgtumėt su žmogum, kuris pirmą kartą matomas, tai norėtumėt vienos nakties nuotykio ar pokalbio apie visą gyvenimą? Žiūrint koks, jeigu man patiktų, jeigu būčiau vieniša, tada gal biški kažką nuveiktume įdomus. O jeigu ne, tai gal tik pasišnekėčiau, jeigu biški užstrigtume, o kai jau atstrigtume, atsiprašau, tai tada sakyčiau visą gerą. Įsivaizduojat padidės prekybą per Valentino dieną? Pilna žmonių. O yra tigrinis koks rankinukas? Yra dabar. Nes aš savo mamai dabar galvoju kažkokį nupirkti. Nu, jinai su gyvatės sodos kostiumėlį visada vaikšto, tai gal tiks jaučiu. Nu, jinai atrodo kaip iš National Geographic žurnalo. Yra ir su gyvatės sodos. Kiek daugiausiai margučių esat suvalgę per Valentino dieną? Margučių? Turbūt nei vieną. Nedažot? Ne. Jeigu tau dabar reiktų suorganizuoti žiauriai gražią šventę savo merginai, po nuo ryto iki vakaro pramogas visokias ten gėlės, arba tau ranką reiktų nusikirsti, kurią ranką nusikirstum? Turbūt nesikirsti ne vienos. Išvardykit tobulo vaikino savybės, ar bent jau tokia, kuris būtų naudingas, geras per Valentino dieną. Vyriškas, rūpestingas, protingas, svarbiausia protingas, prisižiūrintis. Kaip turėtų nustebinti vaikinas? Ką turėtų padaryti? Protingas, geras, bet dar kažką turi įdomaus padaryti. Originalus. Jeigu Valentino dienos proga panelė paprašytų 1 kilogramą rožių, kiek rožių nupirktum? 2 kilogramus. Kiek vienetų? Nežinau, žiūrint kokį svoris vienos. Geriausiant pirkti 1 rožę ir tada vazoną, taip pagal svorį priderinti. Kas yra meilė? Meilė tai yra, kai du žmonės ženiai. Kiek turi būti metų, kad galėtų apsiženyti? 18. Kaip mergina turi jūs nustebinti per Valentino dieną? Kiek nori gauti gėlių? 20. Lyginis skaičius, taip? Ką paneši? Ant ką? Čia į podai? Ką rekomenduotumėt padovanoti draugiai per Valentino dieną? Oi, čia daug ko yra, prašau. Ir vienas vibratorius, ir kiti. Jūs išbandot juos prieš parduodamą? Žinoma, patikrinam ar veikia. Kiek daugiausiai esi margučių suvalgys per Valentino dieną? Nu, gal kokius 6. Neblogai, nes tu daugiausiai nieks kažkaip nevalgo per Valentiną daugiau. Jeigu tau dabar reiktų panai suorganizuoti žiauriai gerą Valentino dieną arba nusipjaut ranką, kaip nusipjautum ranką?
Nesupratau. Na ką, atlikom apklausą, paklausinėjom, ką žmonės veiks per Valentino dieną ir supratom, kad nieko gero jie neveiks, niekas dar nieko nežino. Tai mes Edgaru siūlom jums visiems atlikti My Sushi Panevėžyje. Adresą turbūt visi ir taip gerai žinot. Į Valentine Special, kuris vyks vasario 16 dieną. Tikrai bus faina, daug bus muzikos, patikėkit manim, patikėkit manim, patikėkit manim. Vasario 16 manim, patikėkit manim, patikėkit manim, vasario 16 patikėkit manim, patikėkit manim, vasario 16 dieną. Gerai.